Užtruksite mažiausiai 5 metus. Taip atsakė teisininkas, išgirdęs apie mūsų užmojį į teismą paduoti visus Lietuvos gyventojus. Trumpai apžvelgsiu problemą, kurią turėjome išspręsti. Tokios baisios migrantų krizės, kaip vyksta dabar, nebuvo nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Šiais metais iki ES sienų jau atkeliavo daugiau nei 350 000 pabėgėlių, daugiau nei 3 000 žuvo pakeliui. Alano Kurdi, Viduržemio jūroje nuskendusio trimečio Siro nuotrauka praskriejo per pirmuosius pasaulio žiniasklaidos puslapius. Kas dėl viso to kaltas? Už pilietinį karą Sirijoje atsakingi asmenys ir ISIS grupuotė. Kiek pabėgėlių galime priimti mes? Šis klausimas sukėlė aršias diskusijas ir tarp valdžios atstovų, ir tarp piliečių. Kai kurie politikai teigia, kad priimti pabėgėlių mes iš viso negalime. Socialiniuose tinkluose susikūrė kelios prieš pabėgėlius nusiteikusios grupės. Jų nariai aiškino, kad negalime padėti, nes patys gyvename vargingai. Be to didelė pabėgėlių dalis musulmonai, o mečečių Lietuvoje nėra. Kitaip tariant, musulmonų mes bijome. Kodėl? Todėl, kad visi teroristai buvo būtent musulmonai. Negana to, pabėgėliai neva niekada neprisitaikys prie mūsų kultūros ir dargi atims iš lietuvių ir taip nedideles pašalpas. Taigi pasiteisinimų atradome daugiau negu reikia. Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai įsitikinę, lietuviai šitai priešiškai nusiteikę pirmiausia dėl informacijos stokos, o didžiajai daliai visuomenės pabėgėlių klausimai apskritai nerūpi. Juk žmonės miršta labai toli, už 1000 kilometrų, negi mes galėtume kuo nors padėti. Raudonasis kryžius net neabejoja. Jei dažniau pagalvotume apie moralinius šios krizės aspektus, panašių klausimų kiltų gerokai mažiau. Lig šiol precedento neturėjusį įvykį suorganizavome tam, kad gautume progą lietuvius šiek tiek pamokyti. Nusprendėme visus Lietuvos žmonės patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Apkaltinome juos Alano Kurdi ir visų iki vieno pabėgėlių žūtimi Viduržemio jūroje. Tikslas buvo atkreipti dėmesį į problemą ir daugiau apie ją papasakoti. Lietuvos piliečiai, visi turintys balsavimo teisė, yra kaltinami abejingumu ir nesinaudojimu savo pilietiniais svertais ir savo pilietiniam teisėm, kurios jiems suteikia demokratinė sistema, kuriais galėtų įtakoti savo valdžios atstovus ir parodyti, kad jiems rūpi žmogiškoji kančia, kuri vyksta kažkur tais nei toli, nei arti, šalia ES sienos prie Viduržemio jūros. Sukūrėme internetinį puslapį, kuriame paaiškinome, kodėl mūsų manymų lietuviai yra kalti. Savo renginį paskelbėme socialiniuose tinkluose ir ėmėme masiškai kviesti žmonės dalyvauti. Išplatinome teismo šaukimus, primenančius kvietimus į teismą. Šaukimus į teismą įteikėme ir žinomiems žmonėms. Čia man? Žiauriai skamba, bet neteit negalėsiu. Į teismą pašauktas buvo net sostinės meras. Žurnalistai, dainininkai, TV laidų vedėjai dalinosi gautų skrajučių nuotraukomis. Jų gerbėjai susidomėjo, kasgi čia vyksta. Persikelkime į mūsų biurą. Užtrukome 2 savaitės mėgindami įtikinti politikus ir kitus garsus žmonės dalyvauti mūsų teismo procese kaip liudytojus. Tačiau visi jie atsisakė. Susitinka visi, čia labai įdomu būtų dalyvauti kažkokią iniciatyvą, pabėgėliai. Kažkas pasikeičia, nesupranti. Vis dėlto mes jau turėjome teisėją, rašytoją ir viešųjų ryšių konsultantą Aidą Puklevičių. Šiaip aš pagalvojau, kad teisėjo profesija yra viena iš sunkiausių ir aš niekada nenorėčiau būti tikrų teisėjų, nes įsivaizduoti, kad tu priimi sprendimą, kuris gali nulemti kažkokio žmogaus gyvenimą. Gali nebent tuo atveju, jeigu žinai, kad virš tavęs dar yra apeliacinis, po to dar yra kasacinė instancija, tada dar gal lengviau, bet jeigu tu esi pats paskutinis ir po to žinai, kad viskas, tu trenkėjai plaktuku ir kažkas įvyks, tada tai nebūtų dalykas, kurį aš norėčiau dirbti. Taip pat pakvietėme diplomuotus advokatus Evaldą Klimą ir Liudą Basiulį. Žinojome, kad turime atstovauti abiems pusėms, palaikančiai pabėgėlių priėmimą ir nenorinčiai nieko apie tai girdėti. Nenuleidome rankų ir vis daugiau žmonių jungiasi prie mūsų iniciatyvos. Stot! Teismas eina. Jau rytoj įvyks tai, ko pasaulyje dar nebuvo. Į teismą paduoti visi lietuviai. Į teismą šaukėme net radijo eteryje. Aktorius Mantas Stonkus ZIP FM rytinėje laidoje visus kvietė jokių būdų nepraleisti teismo proceso. Priemam. Į sostinės Pranciškonų rūmus atėjo apie 200 žmonių. Sukviesti tiek žmonių šeštadienį ir dar edukaciniais tikslais netoks jau ir paprastas uždavinys. Tiems, kas negalėjo atvykti, renginį transliavome internetu.
verdiktą dėl ieškinio atmetimo arba priėmimo paskelbs prisiekusieji, kuriuos ir noriu dabar pakviesti užimti savo vietas. Lietuvos teismuose prisiekusieji neįprastas reiškinys, bet mes nutarėme, kad šiame teisme jie vis dėlto pasirodys. Juk būtų neteisinga, jei viską nuspręstų tik vienas žmogus. Vargu ar galiu kreiptis į jūsų pagarbą. Vargu ar galima gerbti žmonės, kurie tik dėl abejingumo užmerkia akis prieš kitų žmonių, milijonų žmonių žūtis, prieš jų kančias. Lietuva nepriklausoma demokratinė respublika. Jei piliečiai viešai išreiškia savo norą spręsti konkrečias problemas, politikai privalo pasiūlymus apsvarstyti, juk kitaip jų neišrinks į Seimą. Lietuvos piliečiai nepadarė nieko, kad pakeistų pabėgėlių situaciją. Tokia yra pagrindinė Liudo kalbos mintis. Su ieškiniu akivaizdu mes negalime sutikti, manome, kad ieškinys yra visiškai nepagrįstas ir jį reikia atmesti. Evaldas žino, kad atstovauti nusiteikusiems prieš pabėgėlius Lietuvoje lengva nebus. Padarėme viską, ko iš mūsų reikalavo ES. Toks yra pagrindinis jo argumentas. Liudas pristato savo pirmąjį liudytoją, komunikacijos ekspertą Džiugą Paršonį. Advokatas siekia įrodyti, kad šiais laikais, kai informacija mus pasiekia visur ir visada, mes automatiškai tampame pasaulinių įvykių liudininkais. Būtų naivu teigti, kad mes apie tai nieko nežinome ir nesam šito dalyko liudytojais. Taip, galima sakyti, kad tiek, kiek matė Europą, tiek matėm ir mes. Ar galite perskaityti čia vienas iš jų tokių kaip ir posterių, plakatų, bent keletą, tiesiog jeigu galima, aš jums parodysiu prieš tai, bent keletą. Tiek daug prieštaravęs, kiek šiam teisme nesu. 15min.lt vienas populiariausių naujienų portalų Lietuvoje. Jo žurnalistai Vidmantas Balkūnas ir Paulius Ramanauskas ką tik grįžo iš Turkijos Sirijos pasienio. Juos nemaloniai nustebino kai kurių pabėgėlių elgesys. Įžeidė jų šiukšlinimas ir nepagarba, kaip pasakyti, teikiamai paramai. Žurnalistai sako, kad savanoriai Viduržemio jūros regione gerokai persistengia, o migrantams jų pastangos visiškai nerūpi. Ta kelionė nėra tokia ilga, jinai nėra tokia pavojinga ir jais nereikia taip rūpintis, kaip ten buvo rūpinamas, kaip savanoriai atbėga ir šaukia, mes jūs mylim. Tai yra pabėgėliai, ar tai daugiau ekonominiai migrantai? Tai yra pabėgėliai, ekonominiai migrantai. Pabėgėliai ar ekonominiai migrantai? Šis klausimas visada sukelia aršias diskusijas. Evaldas pasikviečia ekonomistę Jekateriną Rojaką. Jis nori įrodyti, kad mums nereikėtų priimti žmonių iš Sirijos vien dėl finansinių priežasčių. Kas geriau, vienas ar du? Priklausomai nuo konteksto, jeigu cepelinas, tai gal vienas, jeigu Ačiū, labai gerai. Atlyginimas gal du. O jei tie žmonės, kurie čia atvažiuos, iš jų šeimos yra gausius, dirbs tik vienas, tai yra vyras, moteris augins namuose vaikus ir jie bus tiesiog socialinių išmokų gavėjai ir neprisidės prie ekonomikos augimo visiškai. Viskas priklauso nuo valstybės. Nuo valstybės įstatymų, nuo jos norų ir sugebėjimų tos emigrantus paversti žmonėm dirbantiem, kurie prisideda prie valstybės gerovės. Pirmiausia, gal aš padėkosiu atstovui už pakviestus liudytojus, kurie liudija mūsų pusėje. Ačiū Jums už tai. Bet tai dar tik apšilimas prieš tikrąją kovą. Ne visai norėčiau gyventi tam tikrose rajonuose, kaip yra Paryžiuje. Nepatiktų man tai, bet ir suprantu labai tos žmonės, kurie ten atvyko. Tai. Mano tėvai yra kilę iš Ukrainos. Puiku, ir jūs puikiai integravotės, puikiai gyvenat, jaučiatės. Aš gimiau Lietuvoje. Per pastaruosius 8 metus ES populiacijos prieaugis buvo 11 milijonų, iš kurių 9 milijonai buvo migrantai iš trečiųjų šalių. Kažkodėl apie tos 9 milijonus migrantų per pastarąjį dešimtmetį niekas nešneka, viskas buvo gerai, bet kai kalba pradeda eiti apie 200 tūkstančių vargšų pabėgėlių, visiems iškyla kažkokie kultūriniai klausimai, religiniai klausimai, kažkoks terorizmas ir panašiai. Turėjo praeiti kelios kartos, kol jie buvo vis dėlto integruoti. Kaip klausosi jų gyvenimas Sirijoje, ar jūs palaikot ryšį su jais? Neturi nieko veikti, neturi darbo, neturi gyvenimo. Tai, ką mes matome dabar, tai yra mano akise trečioji musulmonų invazija į Europą. Tik tai tiek, kad jie dabar ateina be ginklų. Visiškai nevykęs argumentas vien dėl to, kad musulmonai užiminėjo tuo metu Europą, dėl to, kad jiems vadovavo labai energingas, labai talentingas ir labai ambicingas sultonas.
Po to dar buvo dar kitas Mehmetas II po Suleimano puikiojo, kai tik tai dingo tokie sultonai, pasibaigė ir bet koks musulmonų veržimas, nes atsirado tokie, kuriems daug labiau patiko hareme gerti, negu kad užsiminėti užkariavimais. Yra miestų, kuriuose lietuviai yra labiau nemėgstami negu čia aptariami musulmonai. Mes turime paprastą, natūralią agresiją. Agresija, kuriai nedrįsama pasipriešinti, kadangi dabartinė Europos moralė draudžia garsiai įvardinti šitos dalykus. Jeigu jūs susipažintum su mano diduku, tai pamatytum, kad jis yra iš tikrųjų visiškai atsidavęs patriotas Lietuvos, bet jis taip pat yra ir Kolumbijos patriotas. 73% migrantų yra vyrai, jauni, kovinio amžiaus vyrai. Jie atims iš mūsų darbus, ar tikrai tai bus? Ar aš neturėsiu darbo? Tyrimų rezultatai rodo, kad poveikis darbo rinkai yra beveik neutralus. Nedarbo lygis Lietuvoje yra pakankamai aukštas. Kalbant apie BVP tenkančių vienam gyventojui pasaulyje, tai mes patenkam į 25% aukščiausias kvartilės. Tai reiškia, visgi mes nesame tokia ubagų šalis. Kai kartais žmonės sako, kad aš arba jis, mes esam pusiau lietuviai, pusiau kolumbiečiai, ne, mes esam pilnai lietuviai ir pilnai kolumbiečiai. Ar jūs girdėjote iš tų visų pabėgėlių, kad jie norėtų važiuoti kur nors į Vengriją, Čekiją, Lietuvą, dar kažkur? Tai ne, jiem duok Vokietiją, duok jiem Švediją. Noras keisti savo gyvenimą, bėgti nuo, tarkim, pavojingų kažkokių tai šalių, ar tai yra blogai? Ne, tai yra labai gerai, kad mes tokią teisę turėtume visi, tai yra fantastiška galimybė. Mano mama ir brolis Turkijoje, tik aš iš mamos gavau skambutį prieš 5 dienas, jį man pasakė, kad perplaukė į Graikiją. Ir aš dabar daugiau nebegirdėjau iš jos, tai aš net nežinau, kur ji, bet laukiu to skambučio, nes aš negaliu su ją susisiekti. Siro Mediano Tibos lietuvių kalbos įgūdžiai iš tiesų stebina. Kaip jums sekasi integruotis į mūsų visuomenę? Galiu pasakyti, kad labai gerai sekasi. Neturėjau jokių problemų nuo pat pradžių iki dabar. Su darbu, su draugais. Pajutęs, kad gali pralaimėti, Evaldas išsitraukė naują ginklą. Pabėgėliai migrantai iš Afganistano, Irano ir taip toliau, kaip jie reaguoja į apskritai visas kitas žmogaus teises. Prieštarauju, atsiprašau, šis klausimas yra visiškai netaktiškas. Aš asmeniškai esu už pabėgėlių priėmimą. Bet kuomet sužinau, kad man reikės atstovauti tą priešingą pusę, aš pradėjau ieškoti ir gilintis ir galvoti, kodėl tie žmonės taip priešinasi. Ar tai yra klausimas, kai kalbame apie gyvenimą ir mirtį? Migracijos ekspertas Karolis Žibas atsako aiškiai. Jeigu mes to nenorėjom daryti, tai mums reikėjo apie tai galvoti 29 metais, kada mes dar buvome keliakliupšiavom prieš ES integracijos procesus, kada mes norim važinėti gerais keliais, kažkaip prašome tokio ekonominio solidarumo, bet kada eina kalba apie kaip ir žmonių gyvybės, kažkaip tai Lietuvos visuomenė ir politikai solidarūs nenori būti. Tai čia yra politinis klausimas. Dabar jeigu kalbate apie humaniškumą, tai ir jūs, ir aš, ir jūs visi esate seniai morališkai nuteisti. Po baigiamųjų abiejų pusių kalbų prasideda nauja diskusija. Prisiekusieji mėgina priimti galutinį sprendimą. Ar lietuviai kalti dėl to, kad pabėgėliai žūsta Viduržemio jūroje? Ar pateisinama priežastis tuo nesirūpinti vien dėl to, kad tai vyksta per daug toli nuo mūsų? Ar esame pasirengę juos priimti? Ar turime tam pinigų? Ar esame pakankamai tolerantiški? Ar jie pakankamai tolerantiški, kad mes galėtume juos priimti? Laiko sprendimui labai nedaug. Prisiekusiųjų atstovas Liudvikas Jaškūnas jau pasirengęs pranešti sprendimą. Atsakant į teisėjo iškeltą klausimą, šiuo metu nėra padaryta pakankamai ir peticiją dėlėtų pasirašyti. Štai kaip skamba galutinis teismo nuosprendis. Lietuviai yra netiesiogiai atsakingi už migrantų žūtis Viduržemio jūroje. Tačiau bet kokia bausmė būtų beprasmiška. Taigi, ką galėtume padaryti? Galėtume kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo atstovus, prašydami, kad jie atsakingai išnagrinėtų šį klausimą. Teismas įpareigojo Lietuvos žmonės pasirašyti peticiją, reikalaujančią rasti tinkamus šios problemos sprendimus. Peticiją vis dar galite rasti mūsų puslapyje nationandtrial.lt. Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas, juo teismo posėdį ir baigėme. Ačiū.
Ar galime sakyti, kad pasiekėme savo tikslą papasakoti žmonėms daugiau apie iškilusią problemą? Daugiau nei 200 žmonių atėjo į teismą, daugiau nei 2000 procesą stebėjo internetu. Apie teismą rašė Lietuvos spauda, dėl jo kilo daug diskusijų socialiniuose tinkluose. Būtent toks ir buvo mūsų tikslas, taigi mes nugalėjom. Tačiau tada įvyko nelaimės Paryžiuje. Be jokio paaiškinimo ar teismo viskuo buvo apkaltinti ir dėl to nuteisti pabėgėliai. Panašu, kad auklėti reikia ne tik lietuvius. Mūsų kelionė dar tik prasideda.